Be abejo, filmas Substancija yra šių metų sensacija, apie jį kalba visi, jis sulaukė skirtingų atsiliepimų, jau yra labai pamėgtas kritikų, jam žada daug nominacijų ir apdovanojimų. Prancūzų režisierės Caroline Forjat filmas yra tikrai labai savotiškas ir įspūdingas, taip pat jame matosi kitų kultinių filmų įkvėpimas, tokių kaip Shining, The Fly. Aš netgi kažkiek dėl to asmenybės duališkumo įžvelgiau Fight Club vaibo iš to filmo. Taigi visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Šiandien kalbėsim apie filmą Substancija, pasistengsiu maksimaliai be spoilerių, nes aš manau, kad apie šį filmą jau yra visi girdėję. Ir siužeto aš neišduosiu, nes siužetas yra pakankamai aiškus, moteris susiduria su krize, ją atleidžia iš darbo, jos rankas gerų žmonių pagalba atsiduria Substancija, aktyvatorius, kurio dėka ji gali, gauti savo naują, atnaujintą, jaunintą versiją ir gyventi tą gyvenimą. Vieną savaitę tą jaunoji versija, kitą savaitę tą senoji versija ir svarbu išsaugoti balansą. Bet kaip mes supratom, balansą kaip ir gyvenime, taip ir šitam filme, šitą balansą išsaugoti buvo labai sunku. Elizabeth Sparkle pagrindinė veikėja, sėkminga moteris, savo telešou Pump It Up susijusiu su sportu ir fitnesu, ji yra žvaigždė, ji yra sėkminga, tačiau ji pasensta, ją atleidžia iš darbo, jai prasideda krizė. Jos antroji versija, kurią jinai gavo to aktyvatoriaus dėka, yra Sue, jauna 20-metė mergina. Turiu aišku pasakyti, kad abi aktorės yra puikioj formoj. Elizabeth tai yra Demi Moore. Ji vaidina 50-metę moterį, kuriai pačiai Demi Moore yra 62 ir reikia pasakyti, kad tai yra tikrai moteris įspūdinga ir tikrai moteris įkvėpimas. Aišku, daug galima spekuliuoti apie jos plastinės operacijas ir ką jinai pasiekė dirbtiniu būdu, tačiau taip kaip jinai juda, taip kaip jinai laikosi, jos laikysena, taip kaip jinai ten šoka, juda ir šiaip jos visas kūnas nei kiek neišduoda jos amžiaus, ta prasme. O Sue aktorė praeitį užsiiminėjo baleto ir lygiai taip pat puikioj formoj, pačia aktorė yra jau 30 metų, o pagal filmą ji yra lyg tokia visai jaunutė, jai kažkur 20 metukų. Apie siužetą viskas, aš daugiau nieko nepasakosiu, nes filmą tikrai verta pamatyti, jis yra tikrai labai gražus ir aš manau, kad po filmo peržiūros kiekvienas galės padaryti savo išvadų ir pamatyti kažką savo tam filme. Aš pakalbėsiu būtent apie tas išvadas, kurias padariau aš ir apie senstantį moterį pasaulyje. Bet reikia pasakyti, kad nebūtinai moterį, nes filme antraplanis veikėjas, kuris atsiduria filmo metu, kuris irgi naudoja šį vaistą, aktyvatorių, yra vyras. Todėl mes galim suprasti, kad senėjimo ir tos senatvės baimės problema gali susidurti ir vyrai. Šita tema gali būti aktuali visiems, mes visi susiduriam su senėjimu ir visi kartais bijom pasenti ir tapti neįgalus, pasenę, niekam nereikalingi, nurašyti, užmiršti ir taip toliau. Todėl šita tema yra svarbi ir moterims, ir vyrams. Visų pirma, šitas filmas parodo tokį satyrišką požiūrį į industriją, išjuokina industrijos standartus ir reikalavimus. Mes matom dvigubus standartus vyrams ir moterims, nes mes matom, kad Elizabeth Sparkle ji yra puikios formos moteris, tačiau vyrai, kurie priima sprendimus, tie visi finalo darbuotojai yra dažniausiai pasenę, dažniausiai atrodo ne taip gerai jos fone ir tai yra tas toksai dvigubas standartas, kur mes matom, kad moteris turi tikrai žymiai daugiau kažkodėl reikalavimų atrodyti geriau negu vyras. Šou verslo srityje labai dažnai būna nepasiekiami ir nerealistiški grožio standartai. Aš pati to įsitikinau, nes jaunystėje Anglijoje truputį dirbau modeliu. Aš dirbau pagrindę plus size modeliu, būdama tokio sudėjimo. Standartai taip tikrai kartais yra kažkokie labai keisti ir lygiai taip pat paradoksas, kad kai Elizabeth atleidžia iš darbo, mes suprantam, kad Štrelerio tai irgi akivaizdu, kad Sue, jos naujoji versija, ateina į castingą vietoj jos ir užima jos vietą. Man kaip moteriai daugiau pasitikėjimo vis dėlto keltų Elizabeth, nes aš matydama šou, kur moteris, kuria yra virš 50, jinai sportuoja ir taip puikiai atrodo, man atrodo, kad ji mane įkvėptų ir motyvuotų daugiau negu 20-metė mergina. 20-metė gerai atrodo, nes ji 20-metė, ji tiesiog jauna, liekna
pana, kuriai kol kas dar nereikia dėti pastangų, kad labai gerai atrodyti. Dėl to tas industrijos paradoksas, jis jau, aišku, seniai dabar jau pasaulis keičiasi, mes vis mažiau ir mažiau matom 20-mečių merginų, kurios reklamuoja kremą nuo raukšlių. Pavyzdžiui, jeigu susimastyti, jeigu man tektų įsigyti kursą, kaip išlikti jaunai ilgiau, kuo aš labiau pasitikėčiau, ar 50-metę moterim, kurie atrodo kaip Demi Moore, ar 20-metę moterim. Aš manau, kad tai yra pakankamai akivaizdu, juk vyresnė moteris keltų daugiau pasitikėjimo, bet industrija vis tiek reikalauja, kad ji atrodytų dar jauniau. Juk ne visą laiką vertinamas tik grožis, kartais vertinama ir patirtis, ir išmintis, ir darbo patirtis, ir visokie kitokie pasiekimai iš praeities, jie irgi yra svarbus. Taigi, dar vienas aspektas, kuris labai gerai parodytas šitam filme, tai yra nemeilė savo. Moteris pati nemyli savęs, ji pati savęs nevertina, ji vertina tik tai tą išorinį įvertinimą. Ji siekia to outside validation iš išorinio pasaulio pripažinimo ir savo kūną naudoja tik tai kaip instrumentą gauti tiems dalykams. Ir mes tai matom iš skirtingų aspektų tam filme. Vienas tas yra, kad kai Elizabeth žiūri į veidrodį, ji žiūri su pasišlykštėjimu, ji taip matosi, kad ji žiūri save ir apžiūri savo kūną ir lyg tipo, kas tai, man negražu, man nepatinka. Ir ji taip su kažkokiu tokiu atgrasumu žiūri save. Tačiau, kai ji gauna jauną kūną, ji žiūri į veidrodį be tokio kažkokio žavesio, kad aš jauna ir graži, ji žiūri tik tai iš tos pusės, kad tuoj aš nueisiu, vėl gausiu tą patį darbą, vėl visi čia mane žodžiu pripažins ir visi mane vertins. Ji nežiūri savo kūną su kažkokia šiluma ir meilė, ji grinai žiūri kaip instrumentą, kuris dabar yra atnaujintas ir aš eisiu ir vėl gausiu to, ko man reikia. Taip pat tos scenos, kai jos keičiasi, nes pagal filmą savaitė viena, savaitė kita, jos palieka praktiškai visada savo tą antrą kūną gulėti tiesiog tualete ant grindų. Ir tas momentas labai atrodo gąsdinančiai, nes kai pagalvoji, tarkim, susimastyti netgi, aš žinau, kad čia filmas ir kad čia netikras pasaulis, bet susimastyti, tu matai savo kūną gulintį ant grindų. Kažkaip man norėtųsi jį padėti į lovą, kad bent jau tą savaitę, kol aš gyvenu, tas kūnas atrodytų lyg miega žmogus, o ne lyg tiesiog lavonas guli ant žemės. Tai va, aišku, ten vieną iš savaičių Sue padaro skylę sienoje, kad padėti tą kūną ten, kad jis nesimaišytų po kojom, bet vis tiek tas skylės sienoje atrodo kaip amerikietiškose filmuose morgo tos spintelės, o sukišiu va ten va į sieną ir kol aš čia savaitę savo gyvenu, man nesimaišys po kojom. Nėra meilės, nėra kažkokios pagarbos tam savo kūnui. Būtent savo, nes filme, aišku, ten daug kartų parašyta, kad jūs esat vienas, jūs neskirtingi žmonės, jie turi tą pačią sąmonę, ten tiesiog, aš tai spoilinsiu, bet yra momentų, kai jinai skambina, pavyzdžiui, ir žino, kokį kodą suves. Mes suprantam iš filmo daug kartų, kad jie turi tą pačią sąmonę, tiesiog ta pati sąmonė gyvena vieną savaitę vienam kūne, kitą savaitę kitam kūne. Kai jis jau žiūri į tą savo seną kūną, tai yra vis tiek Elizabeth sąmonė. Ir tai yra labai taip šaltai parodyta, kaip moteris pati nemyli savo kūno ir kad ir kaip taip industrija yra žiauri ir moterims standartai yra labai aukšti, bet ji pati savęs nemėgsta, ji pati savęs nemyli. Dėl to ji ir pati pasirenka žiūrėti tik į negatyvą. Tarkim, Elizabeth ją atpažįsta žmonės gatvėje, kartais sako, kad ten mano žmona yra didelė jūsų fanė. Kažkas pakviečia ją į pasimatymą. Tarp kitko, tą sceną su pasimatymu, kai ją pakviečia į pasimatymą ir jos klasiokas sako, kad o Jėzu, tu net nepasikeitei nuo mokyklos laikų, tu tokia pat graži ir jauna, gražiausia mergina ten klasėje. Ir pakviečia ją į pasimatymą nuoširdžiai, ji sutinka jį nueiti, bet tą sceną, kai jinai dažosi, aš manau, kad daug moterų buvo atsidūrusios tokioje situacijoje, kai ji pasidažo, bet kuo ilgiau ji žiūri save veidrodį, tuo jinai savo baisesnė atrodo. Ir aš manau, kad aš susidūrus labai daug kartų, kai būna padažai blakstienas ir atrodo, kažkas ten sulypo, netobulai, reikia patobulinti, dar padažysi ir pradedi dažyti, pradedi tušų skirstyti tas blakstienas, o jos dar labiau sulimpa, atrodo baisiai, jau atrodo norisi nuplauti tą makiažą ir pasidažyti iš naujo, o jau neturi laiko, nes jau laikas eiti ir dabar tavo blakstienos sulypusios ir tu padarei blogiau, tu tobulindama padarei blogiau nei buvo. Kartais gali būti, kai pagalvoji, ne taip ir svarbu, ką galvoja industrija, jeigu tu pati žinai, kas tu esi, jeigu tu pati vertini save už savo pasiekimus, už savo kažkokius
už savo kitas kažkokias svarbias savybes. Nebūtina remtis tik tai to, ką apie tave galvoja industrija, ką galvoja išorinis pasaulis, juk svarbu, ar tu pati save myli. Atrodo, lyg dėl tos nemeilės savo, ji negirdėjo tų komplimentų į savo adresą, ji tiesiog nekreipė juos dėmesio. Dar vienas dalykas tai yra, kad vien karjera. Toks jausmas, kad Elizabeth yra kaip staliukas ant vienos kojytės ir jos visą egzistenciją, jos visą gyvenimą laiko viena kojytė, kur yra jos karjera. O kur kitos kojytės? Kiti kažkokie prasmingi ryšiai. Kur jos draugės, kur jos partneris, kur jos vaikai, kur jos dar kažkas. Gerai, aš dabar nesakau, kad visos privalo gimdyti, jeigu jūs esate child free ir norite tik tai karjeros, tai viskas tvarkoja su tuo. Tačiau reikia suprasti, kad jūsų gyvenimas negali laikytis ant vienos kojytės ir tai liečia visus. Tai nebūtinai su karjera susijęs dalykas, tarkim, moterim labai dažnai šiuolaikiniam pasaulyje, visiems žmonėms, bet moterims ypatingai labai propaguojama, kad pasiek sėkmingos sėkmės ir bus tau laimė. Bet sėkminga sėkmė kartais tu ant to pjedestalo esi labai vienas ir labai vienišas. Apart sėkmingos sėkmės dar gyvenime reikia bandyti turėti kitų prasmingų ryšių. Net jeigu tai nėra tavo šeima, tarkim, jeigu tu neturi vaikų, tai bent jau kažkokie hobiai, pomėgiai, kažkokie projektai, kuriais tu užsiėmė apart savo darbo, draugai, ta prasme šiaip. Kažkas, kad ją atleidžia iš darbo ir jai prasideda krizė. Jeigu jos gyvenime būtų kitų aspektų, aš suprantu, kad čia filmas ir kad tai yra sutirštinta, bet mes kalbam vis tiek realiam gyvenime, labai daug yra moterų, kur pavyzdžiui visas gyvenimas sukasi aplink vyrą, vyras ją paliko ir viskas. Ir jį tiesiog pavirsta skuduru, kuris nenori gyventi, absoliučiai, kuris niekam nereikalingas ir niekas negali jai padėti. Negali būti tik vyras tavo pagrindinis gyvenimo tas stalo kojytė. Negali būti, nes jeigu jis tave paliks, tu atsidursi tokioj pat krizėj. Lygiai taip pat vaikai. Vaikai yra labai svarbi, galbūt svarbiausia mano gyvenimo dalis. Bet aš suprantu, kad apart jų aš esu dar kažkas. Kai mano vaikai paaugs ir išeis gyventi savo kažkokius atskirus gyvenimus, aš labai nenorėčiau atsidurti toje situacijoje, kaip tos toksiškos mamos, kurios visą gyvenimą atidavė savo vaikams ir paskui, kai vaikai išėjo, jos tiesiog skambinėjo savo vaikams ir Jėzau, nelankai manęs, man va širdis skauda, aš tuoj mirsiu, aš dėl jūsų visą savo gyvenimą paaukojau ir dabar jūs net nelankot manęs ir taip toliau. Ta prasme, tai čia tavo pasirinkimas buvo paaukoti visą gyvenimą. Taip, aš sakau, vaikai yra labai svarbus ir tam tikram gyvenimo etape, kai vaikai yra mažučiai, jie yra visiškai nuo tavęs priklausomi, tu daugiau nieko negali daryti, tu tik tai jais rūpiniesi. Bet kuo vyresni tampa vaikai, tuo labiau tu turi atsiminti, kad tu irgi esi asmenybė, tu irgi turi savo pomėgių, tu irgi kažko nori šitam gyvenime. Pas tave apart šeimos gali būti ir karjera, ir draugės, ir hobiai, ir pomėgiai, ir taip toliau. Gyvenimas turi laikytis dar ant kažkokių stulpų. Negali būti tik vienas stulpas. Ir filme mes matom moterį, kuri tik turi vieną stulpą, karjerą, kuri praranda savo grožį ir ją dėl jo atleidžia iš darbo, ji lyg daugiau neturi už ko užsikabinti, ji neturi prasmingų ryšių. Pagaliau nueiti su draugiam vyno, atsigerti, pakalbėti ir pasakyti, kaip šūdina iš darbo atleido, ką dabar daryti. Ta prasme, ji lyg tam savo bute, kaip akvariume, tokia viena, nieko neturi. Šitas filmas labai gerai priverčia susimastyti apie tai, kad ir kaip gyvenimas klostytųsi, stenkitės niekada neturėti vieno stulpo, ant kurio viskas laikosi. Tai negali būti tik vienas dalykas. Turi būti kažkas dar gyvenime tave turi laikyti. Tai būna krizių, bet vis tiek, man atrodo, žmogus lengviau išeis iš krizės, kuris turi dar kažkokius ryšius savo gyvenime, kad tarkim 4 kojytės, ir šeima, ir draugai, ir santykiai, ir karjera. Jeigu viena kojytė atlūžo, kągi, jeigu mano vyras mane paliktų, taip, mano vyras mano gyvenime yra labai svarbus žmogus, bet aš gyvenčiau toliau, ta prasme, aš turiu kuo užsiimti šitam gyvenime ir be savo vyro. Kai mano vaikai paaugs ir gyvens savo atskirus gyvenimus, aš puikiai įsivaizduoju, kuo aš dar galėsiu užsiimti be savo vaikų. Vaikas yra atskiras žmogus, kuris kažkada išeis ir gyvens atskirą gyvenimą. Ir tai reikia suprasti, pripažinti ir niekada, ar jūs esat vyras, ar jūs esat moteris, niekada nestatykit savo gyvenimą aplink kažkokį vieną tik tai stulpą. Gyvenime turi būti daugiau kažko, daugiau prasmingų ryšių,
Tai gali būti ir karjera, ir pomėgiai, ir draugai, ir šeima, ir santykiai, ir vaikai, ir jeigu nenorit vaikų ir nereikia, gali būti kitų prasmių, nes tas vienas stulpas yra paklibinamas ir viskas, ir jūsų visas gyvenimas griūna, jūs neturit gyvenimo prasmės. Taip negalima niekam, nei vyrams, nei moterims. Ir jeigu viena iš sričių, pavyzdžiui, subyra tavo gyvenime, tai yra nesvarbu, juk pats gyvenimas jis vertas to, kad jį gyvent. Kita tema tai yra pašėlusi jaunystė vagia iš senatvės. Čia yra visom prasmėm. Jeigu tu esi jaunas ir tu ten, nežinau, geri, rūkai, vartoji kažkokius tai dalykus, tu supranti, kad tu vagi iš savo senatvės. Ir mes matom šitam filme, kai Sue ir Elizabeth neišsaugo balanso, o dažniausiai neišsaugo balanso dėl Sue, nes Sue tiesiog pasilieka ilgiau, nei turėtų būti savaitė, pasilieka ilgiau ir dėl to jį vagia dar daugiau energijos iš tos Elizabeth, nes Elizabeth, kai prabunda, ji mato vis daugiau pokyčių savo kūne. Ir tai puikiai tiesiog parodo tą momentą, kad mes, kai jauni esame, mes galim nemiegoti, mes galim blogai valgyti, mes galim nesportuoti, neprisižiūrėti normaliai, ten vartoti kažką, rūkyti, gerti, tūsavoti ir taip toliau. Taip pat kaip ir mūsų finansiniai sprendimai, kiek yra jaunų žmonių, kurie ten prisiema kreditinių kortelių, o paskui tu senas turi grąžinėti tos pinigus. Taip, aš suprantu, kad mes šitoje žemėje esam tik vieną kartą ir turim pagyventi ne tik sveikai, bet ir gerai pagyventi, tačiau vis tiek pasirinkimą daro kiekvienas. Turim tiesiog suprasti, kad mes kiekvieną dalyką, kurį mes darom savo pašėlusioj jaunystėj, paskui labai atsižvelgia ant mūsų senatvės, nes mūsų senas kūnas, jis jau neturi paskui tiek energijos, jis neturi tiek galimybės atsistatyti ir regeneruotis ir, žodžiu, viskas atsižvelgia. Ir čia net esmė ne tame, kad jinai greičiau pasens ir greičiau mirs. O tame esmė, kad tu tiesiog tą savo senatvę turėsi prastesnę, tu turėsi ją nekokybišką, tavo visi pasirinkimai, tavo ten nemiegojimas iki 3 nakties ir kai tu jauna, tu žinai, kad tu gali nemiegoti iki 3 nakties, o 8 jau eiti į paskaitas kažkaip ir normaliai viskas. Ir netrūksta energijos. Tačiau visa tai atsigrėžia vėliau, aš jau su to susidūriau. Tai reikia tiesiog kažkaip bandyti išsaugoti tą balansą, kad ir jaunystėje gerai pagyventi ir visiškai nesugadinti savo sveikatos senatvei. Ir labai tas svarbus momentas filme, jie sako, jūs vienas, nes jos ten skundžiasi viena ant kitos, kad tipo, ką čia jinai nesilaiko balanso, aš dabar sensu dar labiau. Jai sako, tai laikykis balanso, nes čia ir esi tu. Tada ta sako, o kam jai tiek daug laiko iš viso? Aš savo savaitę net neturiu laiko pasimėgauti gyvenimo, kai jinai tik tai sėdi prie teliko ir nieko nedaro, man reikia daugiau laiko. Žodžiu, mes norim ir daugiau laiko jaunystėje ir išsaugoti daugiau sveikatos senatvėje. Tai vat kažkaip rasti tą balansą labai yra sudėtinga, bet reikia tiesiog atsiminti, kad mes esam vienas. Taip, jeigu susimąstyti apie asmenybę, aš 20-metė nesu tas pats žmogus, kas dabar, kai man jau tik 40. Bet mano kai kurie sprendimai, tarkim, kurie buvo nelabai geri, nelabai teisingi mano sveikatos atžvilgiu ir taip toliau, vis tiek aš manau, aš dar pajausiu. Aš manau, kad filme labai aišku hiperbolizuotai, sutirštintai visą tai parodyta, bet taip yra, jaunystė. Pašėlusi jaunystė vagia laiką ir sveikatą iš senatvės. Ir pinigus kartais. Taip pat kažkiek galima filmą suprasti lyg tos pavojingos grožio procedūros. Moteris daro daug, ypač moteris šiais laikais daro daug visokių grožio procedūrų, kad išlikti kuo ilgiau aktualios, kad nerodyti senatvės požymių ant savo veido, kad kūnas atrodytų geriau ir taip toliau. Ir labai didelis tas disbalansas gali kartais būti, kad mes negalvojam apie sveikatą labai dažnai, juk tos visos grožio procedūros kartais būna labai pavojingos sveikatai, bet mes lyg irgi Sue ir Elizabeth, ta, kuri visą savaitę sėdi namie, tai yra sveikata, kuri yra viduj, o Sue tai yra fasadas, kuris yra išoriai. Ir mes dažniausiai juk matom tik tai fasadą, mes matom žmogų, kuris atrodo gerai, bet mes nežinom, kas ten darosi viduj. Tos visos grožio procedūros, jos labai dažnai yra pavojingos. Moteris, kad atrodyti kuo ilgiau, kad turėti kuo ilgiau tą fasadą, nesusimąsto apie tą visą kenksmingą efektą, kurį daro savo vidui. Aš absoliučiai nesu prieš grožio procedūras ir man atrodo, kad kiekvienas gali daryti su savim, ką nori, tuo labiau šiais laikais yra tokia įvairovė, tik tai darykis, ką nori. Bet irgi su saiku, irgi reikia balanso, irgi reikia atsiminti, kad tu esi vienas žmogus. Tobulindamas čia, tu gali kartais pakenkti savo viduj. Taip pat naudoja kažkokius eksperimentinius vaistus.
sveiki Ozempik, nes neaiškus dar koks bus ilgalaikis poveikis jo žmogui. Dažnai laikosi pavojingų dietų, kurios tikrai yra labai kenksmingos tavo viduj, bet išoriai numetei iki kilogramų, numetei, vadinasi gerai atrodai, vadinasi gerai, bet kaip ten viduj, kaip ten tas paršas kūnas kenčia viduj, tai neaišku, nes tai niekam nesimato. Moteris, kuri padaro per daug grožio procedūrų, paskui vadinama monstru, kritikuojama už savo išvaizdą, maždaug, o Jėzau, kiek čia jinai prisidarė. Nors tą moterį galbūt kaip Madonos pavyzdys, ją galbūt reiktų girti už tai, ką jinai padarė. Tai yra moteris, kuri pakeitė pasaulį, tai yra moteris, kuri pakeitė industriją, kur man nesvarbu, kaip atrodo jos veidas dabar. Grožio procedūros yra pavojingos ir reikia atsiminti, kad mes senstam, taip, ir senatvė yra privilegija. Senatvė tai yra kažkas, ką gaus ne visi. Mano mėgstamiausias pavyzdys, mėgstamiausias ne dėl to, kad jis yra geras, o dėl to, kad jis yra tiesiog dramatiškas, siaubingai, tai yra Donda West, tai yra Kanye Westo mama, kuri mirė po liposakcijos, jai buvo 58 metai. 58 metai tai yra visai nesena moteris ir tai yra Kanye West mama. Ji jau darėsi tas savo procedūras geriausiose pasaulio klinikose su geriausiais daktarais ir su geriausiu visų gydymų ir priežiūrų. Ir vis tiek nesugebėjo išvengti to, kad jos sveikata neatlaikė, tarkim, kažkokių procedūrų, ten liposakcija, ten dar kažkas. Ir jeigu tai moteriai kažkas būtų priėjęs ir pasakęs, tavo liposakcija tai yra paskutinis dalykas, kurį tu padarysi šito žemėje, ar jis sutiktų ją daryti? Operacijos netgi lengvos, netgi nesudėtingos ir netgi tos, kurios nesiskaito jo eksperimentinės šiais laikais, jos vis tiek turi pavojų. Ir tu esi vienas žmogus. Tobulindamas save išoriai, tu gali kartais prarasti gyvybę ir tai yra siaubinga. Todėl sakau, kiekvieną kartą, kai girdžiu, kad kažkas iš moterų sako, turiu pilvuką, norėčiau dabar liposakciją padaryti ir taip toliau, tai va, aišku, ten jau hormonai, jau pasenau, jau riebalai kaupiasi aplink pilvą ir visa kita. Ir aš tiesiog visą laiką sakau, va, Donda West mirė 58 metų po liposakcijos. Tu gali tiesiog priimti save, tiesiog mylėti save, tiesiog suprasti, kad tavo senatvė tai yra iš tikrųjų privilegija. Taip, aš irgi esu už grožį, man patinka gražus moteriškas kūnas, man patinka pasitempę vyriški kūnai. Ta prasme, tame nėra nieko blogo. Tačiau niekada nereikia dėl grožio aukoti savo sveikatos. Aš labai prašau, spauskit patinka šitam video, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat, kas žiūrėjo šitą filmą, dalinkite savo pamąstymais komentaruose. Taigi, mylėkit save, keiskit savo fokusą gyvenime į pozityvą, turėkit daugiau prasmingų ryšių savo gyvenime, turėkit draugų, turėkit santykių, nestatykit vieno dalyko, tik tai savo ten jaunystės ir grožio ant pjedestalo. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo, taip pat galit pažiūrėti šituos video. Visiems bye!